Savadarbiai Productions. Nu čia hebra, karočią. Dabar yra atvejis toksai. Mes negalėjom padaryti video, nes šiaip buvom visi užsiėmę, kai kurie tingėjo. Ir po to, kai buvom visi atsilaisvinę, tai prasidėjo blogerai, todėl negalėjom padaryti video. Bet šiandien mes jums padarom video ir kalbam šiandien apie tėvus. Šiaip tėvus galėčiau palyginti kaip mašinas. Kuo jie senesni, tuo daugiau birbė. Tėvų valia mes nesitrauktume nuo knygų 25 valandas per dieną, 8 dienas per savaitę. Tėvai mus moko neįtikėtinų dalykų. Mama, o kaip teni? Užsičiaupk ir valgyk. Užsičiaupk ir valgyk. Tėvai su vaikais elgiasi vienodai, nepriklausot ar vaikui 8 metai ar 21. Pareni mane 8 valandą. Nu, bet man nespartu ilgiau draugas pasibūt. A tu dar su manim ginčijies? Mama universitete buvo tokia kalba, kad bus išvyka tėvai su vaikais. Vaikų tu neturi. Tėti, ar jau užteks ravėt daržų? Ravi toliau arba jas negauni šiandien. Ir antra šio video tema yra tokia, kad mes norime išsiaiškinti, koks šokio stilius patinka Videogagos lankytojams ir žiūrovams. Taigi pasirinkite vieną iš šių stilių, kuriuos mes tuoj pat parodysime. Ar jums patinka valsas? Gal jūsų mėgstamiausias šokis yra elektro? Gal jums patinka šokti jump style? O gal shuffle? Gal netyčia jums patinka polka? Gal jums veža senasis gerasis breikas? Gal jums patinka vienas labai gerai žinomas rusiškas šokis? Kalinka. Gal jums patinka drum and bass šokio stilius? O gal jums patinka tiesiog taškytis? Negi jums patinka baletas? O gal legendinis kankano? Taigi laukiame jūsų atsakymų į PM arba komentarus, koks šokio stilius jums labiausiai patinka ir atsisveikiname iki kito video, kuris vadinsis tikriausiai kaip pakabinti vaikiną. Palauk, tai praeintės man. Palauk. Ką palauk? Čia nelengva man bus pasakyti. Ilgiau su draugas pasibūt. Ar tu dar su manim ginčiai? Ravėk. Ravėt daržų. Taigi, hebra, yra dar toksai vienas bairis, kad kviečiam visus norinčius pažiūrėti ir šiaip, karočiai, savadarbių filmavimą kitą sekmadienį. Tai bus 30 dieną. Karočią, jeigu kas norit, rašot į šitą Skype'ą, į šitą arba į šitą. Susisieksim. Ieškome gražių panelių arba tie, kas turi alaus. Taip, davai. Mama, kaip tu laikais, ar žydė